tradiciniai Vietnamo nameliai, irgi nieko apie juos nežinojom. Ingrida sustojo, fotografavo ir po to išsiaiškino, kad jų vos ne tik porą šimtų likę visam Vietname. Toks milžiniškai dideliais stogais. Ir tada labai įspūdį paliko Dalatas, fainas miestelis. Per couchsurfingą jau pradėjom rašyti žmonėm, galvojom, gal kažkas priims miegot. Tai priėmė hostelis, turi palapinės, ties nuomoje, bet vieną palapinę yra palikęs couchsurferiam, kurie nemokamai gali tenai miegoti. Tai taip keista, visi žmonės moka už tą, o tu tipo tiesiog. Okay. Ir yra tenai Crazy House'as, tokie architektai yra sukūrus, senais laikais yra pastačius didžiulį namą ir jisai vis dar, ne namą, ten kiemas yra visas. Ir jinai vis dar tobulina, jį stato, ten toks surrealistinis, iliuzinis, telekas, ta prasme. Tai senais laikais, sovietmečio laikais, kai Lietuvoje buvo sovietmetis, ją, man atrodo, norėjo uždaryta, gal net ir uždarė į kalėjimą, dėl to, nes ją laikė pamišusią. Bet dabar tai yra vienas iš populiariausių turistinių objektų Dalate. Ir jinai pati jame vis dar gyvena, turi savo seną žiguliuką, kurio kartais važinėja. Ir čia, man atrodo, jos yra butas. Ta prasme, čia, va ten matot žmonės viršui vaikšto. Ten yra takelis. Palei stogą. Čia Dalate toliau šventyklos visokios, milžiniška Buda. Čia Ingrida nusivedžiau vakarienės, labai išsišiepus. Tai, nes aš nesivedu dažniausiai vakarienę, nes valgom kebabus arba pizzą. O čia buvo kažkoks, tai mums hostelis sako, važiuokit tenai, yra bufetas, tarsi valgai kiek nori, o ten susimoki iš esmės centus, ta prasme, 2 eurus ar 2,5 euro susimoki ir valgai kiek nori, bet tik vegetarišką maistą. Vis tiek tos mėsos noris, tai ten makaronų, salotų, bet ten jau po to pavargsti, nuo to, kiek prilindo, tiek suvalgiam, visai įdomi, toksai bufetas. Ir atvažiavam į Ho Chi Minh City. Pabaigiam savo kelionę motoroleriu su trenksmu, nes miestas milžiniškas, didmiestis ir mes jį įvažiavam piko valandą po 5. Ir ta prasme, tokio eismo aš niekur nesu matęs. Ta prasme, ten buvo kažkas iš kito pasaulio. 1000 motorolerių, visi važiuoja, bet kaip eismo nepaisto. Važiuoja per centimetrus nuo kitų, greitis didelis, stabdymas ir taip toliau. Paskutiniai 20 km tu įvažinėjai į miestą, 20-30 km buvo žiauriai stresiniai ir tu žiauriai įsitempęs, važiuoji, tavo dar tas motorolis prailgintas, nes kuprinė stovi ir tikrai yra reikalų, ką ten daryti. Ir po to susitikau su pardavinėjom motorolerius, greitai kažkaip pardavėm per Facebooką po 275. Dirbom $5 nuo 2. Ir mano draugo brolis gyvena Ho Chi Minhe, tai susitikom, pašnekėjom, pavežiojo savo motorolerių, draugė vietnamietą turi, tai pašnekėjom, pabendravom ir kitą dieną su taksiu važiavau į oro uostą. Ir oro uoste manęs nenorėjo išleisti iš Vietnamo. Ir jau Ingridai daviau $500, sakau, varyk be manęs. Nes turėjom bilietus į Yangoną, Mianmarą. Ir sako, kur jūsų išvykimo bilietas? Ingrida turėjo išvykimo bilietą į Malaiziją, nes jinai skrenda į Malaiziją būti gidė. O aš nieko neturiu, nes aš galvojau, skirsiu sieną autobusu arba tranzu į Tailandą iš Mianmaro. Ir sako, reikia tau bilietą. O iki skrydžio liko pusvalandis, iki vartų uždarimo liko 15-20 minučių. Ir sako, tau reikia skrydžio bilietą. Sako, okei. O gal kaip nors aš galiu autobusą pirkti? Ne, negali, tu mums turi parodyti bilietą. Susiparinau, belia kaip ten. Jau sakau, jau Ingrida nuėjo, aš vienas likau, o poryt mano Vietnamo vizą baigė galiot. Tai bandžiau kažką įsidėrėti, nieko neišėjo, sako, turi turėti bilietą. Tada susiradau pigiausią dieną iš Mianmaro į Bankoką už $36. Tiesiog veltui, nes aš šitą Bankoką vis tiek neskrisiu, nes man ten nereikia. $36 išmečiau tiesiog ir nusipirkau bilietą ir kai gavau savo bilietą, jau ant check-ino buvo kitas miestas. Tarsi jau buvo nebe Yangonas, o ten kažkur kitur. Ir tarsi, vos nedar 5 minutės ir būčiau jau likęs Vietname. Tai atskridom į Mianmarą ir pirmas įspūdis buvo wow.
Ta prasme, čia yra mano favoritė šalis ne tik Azijoje, bet ir visur, kur aš buvęs PM9 šalyse dabar ir tai yra tikrai įspūdingiausia ir nerealiausia ir draugiškiausia šalis. Tai tu išeini iš oro uosto, visi šypsos, visi sveikinas, visi linksi ir tas nėra toksai užknisantis, kai būdavo Kambodžai, Vietname ar Tailandė, dar Tailandė okei. Kambodžai, Vietname tas toksai yra įkyrus. Ta prasme, jie lenda prie tas Indonezijai, prašo fotografuoti, o ten tiesiog natūrali šypsam. Ir tas jie šypsos, pasisveikina, palinksi. Ir tu jauties saugus. Ta prasme, tai yra tiesiog. Tai mes iš oro uosto nuėjom 15 minučių iki artimiausios traukinių stoties ir už traukinį iki miesto sumokėjom 7 euro centus. Tada reikėjo atsinaujinti. Nuėjau pas kirpėją į Angoną. Irgi už 1,5 euro. Nukirpa. Ir prasidėjo nuotykiai. Susipažinom su vokiečiu, Aleksandru, jaunas vaikinas, 18 metų, baigė mokyklą ir tiesiog keliauja po Aziją. Čia kas čia traukinys? Traukinys, jo. Tai Mianmare keliavom. Žodžiu, Mianmaras yra tokia valstybė, jinai yra karinė valstybė, valdžia yra armijos ir žmonės yra gan užspausti ir sienos atvėrė visai nesenai, tik 2011 metais, tam didesniam turizmui, kad vizą gali gauti visi. Anksčiau, aišku, galėdavai gauti tą vizą, bet būdavo žiauriai komplikuota. O dabar tą vizą gali gauti gan lengvai. Ir nuo 2011 prasidėjo jau tas turistų ėjimas į Mianmarą. Ir pigiausias keliavimas yra traukiniais. Vienintelis brangus dalykas Mianmarė yra nakvynė. Tose jinai yra 2 kartus brangesnė vidutiniškai negu kitur. Tai pigiausia, ką aš esu mokėjęs už vieną žmogų, tai buvo 4 eurai, brangiausia 8. Tas nėra labai brangu, bet lyginant su kitom šalim, tai yra 2 brangiau. Ir tai toksai buvo taupėm ant traukinių. Pasiėmė naktinį traukinį, gal 5 naktinius traukinius turėjom, kad tu ilgą pravažiavimą darai, nes traukiniai yra lėti ir jie ilgai užtrunka. Tai naktimis važiuodavom ir tiesiog kitą dieną jau tu būdavai vietoje ir galėdavai keliauti. Kitas dalykas, kas Mianmarė yra unikalu ir niekur kitur irgi to nesumatęs, nors būna tas Kinijoje, būna Indijoje, būna Bangladeše, man atrodo, ir būna Taivane, yra betelio riešutai. Tai yra tokie lapeliai palmės ir juos dedavo tokius riešutus ir dažniausiai kramto tik tai vyrai. Ir jie užsideda už lūpas, po to parodysiu, kaip tas atrodo. Ten susuka į tą palmės lapą tą riešutą ir įdeda prieskonių tam tikrų ir ta prasme įsideda. Tai yra 3. ar 4. dalykas sukeliantis priklausomybę po alkoholio ir narkotikų, man atrodo. Ir cigarečių, alkoholio ir cigarečių. Tai yra žiauriai, nes yra Indija, Kinija ir Taivanas, ir jie sudaro gan didelę žmonių populiaciją. Ir ten vos ne kas antras vyras tą daro. Tas nėra kažkoks stiprus narkotikas, tai turbūt kaip cigaretės yra. Kažkas, kad šiek tiek ten apsvaigina, gal nežinau. Ir jie tą kramto ir po to spjaudosi raudonom seilėm. Ir visos gatvės yra raudonom, skrepliais tokiais, nuspjaudyti. Tai visi miesteliai yra raudoni, kol nepalyja. Vėliau parodysiu, kaip atrodo tas pardavinėjimas. Tada iš Jangono važiavam traukiniu su Aleksandru į Nepido. Tai yra Jangonas yra Mianmaro žmonių sostinė. Ta prasme, kur visas veiksmas vyksta, kur yra ambasados, kur yra ligoninės, kur yra visi užsieniečiai gyvenantis tenai, visi turistai ten atskrenda. O Nepido yra oficialioji sostinė. Yra dirbtinai padarytas miestas, kuris žiauriai milžiniški atstumai tarp visko. Pavyzdžiui, tarp traukinio stoties ir miesto centro yra 20 km. Nes jie tą padarė su idėja, kad miestas plėsis. Ir kiek aš girdėjau, kiek aš iš pasakojimų ir iš knygų skaičiau, kad karaliui ar tam valdovui valstybės kažkoks žynys pasakė, kad gali būti, kad neužilgo jūsų šalį bandys okupuoti užsieniečiai ir jisai sugalvoja perkeliam sostinę. Ir tas tiesiog nes Jangonas yra šalia jūros ir čia greitai paklius ir bus patogiau geriau viduj valstybės. Ir jisai tiesiog perkelia tą sostinę ir padarė tą dirbtinį butaforinį didžiulį miestą. Ir ten yra 20 juostų kelias. Čia yra 20 juostų kelias
kuris 10 juostų viena pusė, 10 juostų kita pusė ir tenai viena mašina per minutę pravažiuoja. Tai Mianmaras, sakau, mano buvo tikrai favoritė valstybė ir čia yra tranzavimo. Tai tam Nepido mes visus atstumus tranzuodavom, nes buvo taip 10-20 km tarp atstumų ir tarp objektų ir atsistoji, antra mašina sustoja, pirma mašina sustoja, žiauriai lengva. Čia sustoja vienuoliai, mes dviese bagažiniai su kažkokia moterim sėdėjom, o jie čia keturiese sėdėjo gale ir du priekį. Po to paprašė nusifotkint, tas vienuolis taip tokią seksualią pozą įvaldė. O po to su Ingrida, neįdėjau man atrodo šitos nuotraukas, bet su Ingrida paprašė, va ta moteris nusifotkint, tai vos ne ta moteris, ją ten su liežuviu vos nelaižo Ingrida. Tai buvo taip keista. Ir jo, tada važiavom į Mandalei, kitą didesnį miestą, čia tik pusę pastato tiesiog. Karvės keliu eina. Čia šventė buvo, užtaikė man tokios šventės, milžiniška eisena, kokį, nežinau, 400 žmonių. Kiek skaitėm, tai yra berniukų iššventinimas į vienuolius. Juos išdažo, lūpos padažytos, antakiai paryškinti, pudra ant veido, su puošniais drabužiais. Ir kiek tėvai išgali, tiek jie įdeda tam pinigų. Ir vat vieni joja ant arkliukų, kiti joja ant dramblių, kurie jau tikrai turi pinigų, kiti joja ant jaučių karvių mikso. Ir vat kažkoks sunkvežimiukas papuoštas, groja muziką, žiauriai garsiai kaip ir visur. Va, tokie papuoštas, nežinau, karvės, jaučiai turbūt. Tempia karietas su tais vaikais, dramblys, bet čia jau ne vaikai, o ten... Nu ir milžiniška eisena. Ir visur groja muzika ir važiavomės ten. Ir palei visą kelią žmonės sustoja, laukia, kol ta eisena praeis. Ir mes važiuojam ten irgi, mums visi šaukia, mojuoja ir vaikai išsišiepia iki ausų fotkintis, prašo. Čia kažkur skaitėm, kad tai yra vos ne didžiausias plytų pastatas pasaulyje, kuo aš gan abejočiau, bet jis vis tiek įspūdingai atrodė. Ta prasme, nu jis milžiniškas, nėra žmogaus palyginimui, bet, nežinau, milžiniškas. Ir Mandalėje yra didžiausias pasaulyje medinis pastolių tiltas virš vandens. Tai čia visi važiuoja saulėlydžio žiūrėti. Ir jis toksai va, atsispindintis vandenį. Visai gražus, fainai, bet labai daug žmonių buvo. Ir susitikom su Aleksandru, susitikom su Justu. Justas su tradiciniu Mianmaro birmiečių sijonu, lindžiai vadinasi. Toksai įdomus irgi reikalas. Taip gaunas, kaip būna, įsivaizduokit, rankšluostis ir rankšluostį susiūkit, kad vientisas taptų toksai apvalus. Ir jie jį taip įlipa ir užsiriša čia. Nu ir vyrai, ir tarsi, nežinau, 60% populiacijos vyrų vaikšto su tais tradiciniais drabužiais. Tai tarsi, dar Mianmaras man to patiko, kad yra tos išlikusios visos tradicijos, kurios vis dar žmonės jų laikosi ir niekur kitur to nėra. Moteris irgi su sijonais, bet tie sijonai ne vientisė, tiesiog yra tokia kaip skara ir spalvot apsivinioja ir ten užsikiša, užsiriša. Ir visos moteris su tais sijonais ir visos skirtingų spalvų, skirtingų raštų, skirtingų gėlėtų, negėlėtų, languotų, linijuotų ir taip toliau. Nu, gražu ir fain. Tai Justas su akiniais ir mes susipažinom Jangone su Pijum ir Kristina, labai faini žmonės iš Vilniaus, visai šalia manęs gyvena Vilniui, bet susitikom Mianmarė. Ir kažkaip keliai susikirto ir pakeliavom šiek tiek Mianmarė, bet jie labai trumpai atskrido gal savaitę. Tai čia yra irgi viena iš įspūdingiausių Mianmaro vietų, tai yra tas viadukas, statytas senai, ten 910 gal metais, jeigu nepameluosiu. Ir jisai vis dar stovi. Ir traukinys vis dar važiuoja per jį. Ir jo, jisai, tai ta traukinio kelionė tikrai yra to verta jo pravažiuoti. Nu, jis toksai. Jo, tikrai įspūdinga ir tas traukinio pravažiavimas kainuoja 3 eurus. 3 eurus aukštesnė klase, su minkšta kėdė. Jeigu važiuoji ant medinio suoliuko, tai pusantro. Čia tik tam, kad iš vienos pusės į kitą pervažiuotum? Ar... Ne, jisai tarsi nuo 4:30 ryto iki 3 dienos, 10 valandų.
11. Ai, čia kelionė. Ja. Bet čia ta atkarpa, rekomenduoja tą maršrutą pravažiuoti būtent dėl šito viaduko, nes jis yra žiauriai gražus. Jis tikrai įspūdingas. O čia drambliu apsimetantis 2 žmonės. Ir čia tokia kaip šventiklėlė ir medis auga joje. Ar greičiausiai gal buvo medis ir aplink ją šventiklėlę pastatė, bet vis tiek atrodo gražiai. O čia sakom, davai einam pasivaikščiot, bus karštas versmės. Bus faina. Ir tikiesi, kad bus kažkas tokias kaip viršuje, o gavas kaip apačioj. Ateini ten bobketas kasa kažką į fūrą. Vietinis savo drabužis kalbė tose versmėse. Ir fūra važiuoja per upę. Per 2 metrus nuo tavęs. Tai mes su Pijom pasimaudėm tose karštose versmėse. Panas net neėjo, sako, ai gal ne. Ir ten mes 15 km tokį žygį pasidarėm ir tada ėjom į Krioklį. Ir apačioj toksai baseiniukas buvo, ta Krioklio, tai fainai, šaltas vanduo. Kai oras 38 laipsniai, tai visai faina vėsiam vandenyje atsigaivinti. Aišku, pradėjom maudytis, tada iš kažkur, iš niekur atsirado pusę kaimo. Tarsi iš kalnų nusileido. Ir žiūri visi. Čia kapai taip atrodo. Labai susiglaudę, susispaudę. Tada Psipo miestelį, tai į kurį atvažiavom su traukiniu, praleidom 5 dienas. Tenai nelabai yra ką veikti, realiai 1 dieną tik tai kažką veikiam, o kitas dienas bandėm išsigydyti ligas, nes man kažkas su visa galva parėjo. Ta prasme, miegi naktį, ryte atsikeli traišką, nežinau, daug. Nosis užsikišus, gerklę skauda, ausų uždegimas, visa atrodo sistema parėjus ir greičiausiai spėjau, kad, nusekęs organizmas buvo, imunitetas jau tikrai buvo nusekęs, nes po pusės metų jau buvo tikrai buvo praėję nemažai laiko ir nes ten tikrai kai kurių mineralų negauni, nes vanduo yra žiauriai išvalytas ir vandenį nėra tų mineralų, kaip Lietuvoje yra įprasta, kad jie yra, tai ten turi gerti tokius papildus, vitaminus. Tai žodžiu, pasigydėm, išsigydėm, tranzavom toliau, sustranzavom fūristą, kuris mus parvežė atgal, bet atstumas su fūra gavus tiek pat. Ta prasme, mes važiavom atgal 11 valandų, nes reikėjo grįžti į Mandalėjų, tai tiek pat kiek traukiniu. Nes fūra turėdavo stoti, vėsinti stabdžius su šlanga. Ta prasme, 5 kartų turbūt stojom, nuo kalno kokiam nuvažiuoji, tada yra sustojimas, sustoja ir ten su šlanga 10 minučių vėsina stabdžių. Tai atvažiavom į Mandalėjų ir spėjom į naktinį traukinį kaip tik. Pasiėmėm aukštesnę klasę, prabangiai, tuščias traukinys ir važiavom į Baganą. O ta aukštesnė klasė mums kainavo irgi 3 eurus ar 2,5 už naktinį traukinį, kai nereikėjo už naktinį. Važiavom į Baganą, pasitikom saulėtekį patį pirmą ir Baganas tai yra pati lankomiausia Mianmaro vieta. Tai yra 2000 šventyklų, gan mažam plote ir jos visos įdomios, gražios, tai čia jų daug nefotografavau. Ir kiekviena tas šventykla yra tokia papuošta, graži ir tvarkinga. Ir ką ten veikti? Žiūrėti saulėtekį ir saulėlydį. Viskas. Dar valgyti ir miegoti. Daugiau ten nelabai kas yra. Tai visi žmonės ten atvažiavome, mes 2 naktis pabuvom, tikrai faina, nors ir tas turistiškiausia tikrai vieta, bet tikrai įspūdinga ir gražu tą pamatyti. Tai mes tenai pabuvom ir jo. Va, čia. Daro timelapsus 5 telefonai tą patį. Viena iš šventyklų. Ir čia saulėtekis. Tai 2 dienas nebuvo jokių balionų. O 3 dieną jau, kai reikėjo išvažiuoti, atsikėlėm ryte. Tenai turistam neduoda motoriolerių, duoda elektroninius dviračius. Ir tu pasiėmi tą elektroninį dviratį ir visai 40 ar dabar 80, nepamenu, gal 40 km tau jau užtenka baterijos. Ir mes pasiėmėm ant 2 tą dviratį ir visą laiką tu važiuoji per tos takelius tarp tų šventyklų ir ieškai tos šventyklos. Ir mes dažniausiai radom tokią, kur mes vieninteliai būdavom ir ramiai galėdavom pasižiūrėti tiek saulėtekį, tiek saulėlydį.
Dieną mes nesikėlėm saulėtekį, o trečią dieną atsikėlėm ir vat buvo oro balionai. Va čia yra tas akcentas viso Mianmaro. Nu, jeigu matysit kažkokias nuotraukas iš Mianmaro, tai greičiausiai pirma bus iš Bagano. Nes jinai, žodžiu, tai yra tikrai faina ir įspūdinga. Tada partranzavom iki traukinių stoties už 20 centų eurų. Partranzavimo sustojo vos ne taksi vietinis. Davežė ir ten tokios merginos buvo susidomėjusios mumis labai. Ir važiavom traukiniu atgal į Jangoną 18 valandų. Tai buvo gerai, kad buvo nuo 5 vakaro iki 8 ryto. Ir medinis suoliukas su paminkštinimu, čia buvo ne aukštesnė klasė, o čia buvo vidutinė klasė. Nes ten jau buvo dar aukštesnė klasė, kur anksčiau važiuodavo. Tai šita tik 1,5 karto brangesnė būdavo. Ne 2, o 1,5. Bet labai patogiai išsimiegojom ir kaip tik atvažiavom ryte 10 ryto. Ir dar toksai dalykas, kai važiuoja traukiniu, jeigu kažkas busit Mianmare, galit kokių nors saldainių pigių pasiimti ar kažko, nes mes net nežinojom, kad kai važiuoji, ten būna iš kaimų, tas ten net ne kaimai, ten yra tiesiog laukai vidury niekur ir ten žmonės gyvena ir renka ar kažkokius augalus, ar nuo palmių, aliejų, visokius tokius darbus dirba. Ir vaikai išeina šalia traukinio, nes tai yra jam vienintelis vos ne kontaktas su išoriniu to pasauliu. Ir jie tikisi, kad jam kažko išmes. Tai kai kurie išmeta pinigų, ten kelis centus, kai šalia mūsų buvo 3 vyrai, jie turėjo nusipirkę tokių imbierinių kažkokių pakramtomų vos ne, kaip lipdukai, va tokio dydžio vos ne, ir kramtomas imbieras su cukrum ten toksai, jie išmėtydavo vaikam, ir jie vos ne ten bėga paskui tą traukinį, gaudo, laukia ir taip toliau, ir jų tikrai daug buvo, tai tas skurdas tikrai išvažiavus iš miesto jisai jaučiasi. Koks atstumas yra tas 18 valandų? Nedidelis, 400 km gal. Ta prasme, ja. Tikrai nėra didelis. Autobusu tą gali padaryti per 8 valandas. Bet irgi vis tiek užtrunka tas. Bet autobusu per 8 valandas ir autobusą tu realiai negali miegoti, nes jis yra nepatogus. Ten yra tiesiog kėdė. O ten gali išsitiesumą. Tai va čia yra pardavėjai, kurie pardavinėja tos betelio riešutus, kur pasakiau, kur tas trečias priklausomybės. Grįžom į Jangoną ir viskas, eina kelionė į pabaigą, Ingridą išlydėjau, pats pasilikau dar keliom dienom. Ten, matot, yra šventykla visa aukso spalvos, Sulė pagoda vadinasi, tai šalia mes visą laiką gyvendavom. Vaizdai nuo Skybaro, tada dar traukiniu per 12 valandų irgi naktinių traukinių atvažiavau į tokį Mavlaminę miestelį ir čia šiukšlynas. Ta prasme, visa Azija yra vienas didelis šiukšlynas. Kai išeini iš turistiškesnių vietų, yra milžiniški plastiko šiukšlynai ir taip toliau. Ta prasme, tai čia palei upę. Kai upė pakyla, visas tas tampa upė. Upės dalimi. Tai tiesiog kavinėje susipažinau su vienu šveicaru ir kažkaip nusprendėm, gal išsinuomėjom motorolerį ir važiavom aplinkui pasivažinėti. Ir čia prie didžiausios pasaulyje gulinčios Budos. Galit matyti mane, lyginant su jos pirštu, kojas. Kojos pirštu. O čia stato turbūt antrą pagal dydį pasaulyje gulinčią Budą, o čia yra pirma ta. Man atrodo, nežinau, ar čia oficialus ar neoficialus, bet skaičiau, kad tai yra didžiausia pasaulyje gulinti Buda. Ir viduje yra muziejus lygiai toks pats kaip Singapūre, kur rodžiau tas toks surrealistinis toksai su visokiom keistom skulptūrom, tai viduje yra tas pats, vos ne, pasakojantis, pamokančias istoriją. O čia irgi buvo įdomu. Įsivaizduojat, kiek žmonių reikia, kad nuplauti skulptūrą? 25 ir 5 kibirų. Kad vieną semė ir tada perdavinėja kibirą iki kitą. O kodėl nepasijungus šlangą su... Ir vienam nenuplovus tas Budas. Tai va, tokie kalneliai su šventyklom. Ir ten šventyklų, nežinau, Mianmare šventyklų yra turbūt milijonai. Jeigu ne daugiau. Ir kaip kitose valstybėse budistinėse įprasta, dažniausiai vienuoliai būna tik berniukai ir vyrai, o Mianmare labai daug būdavo ir moterų. Tai vyrai būna su oranžiniais apdarais, o moteris su tokiais rūžavais, rožiniais.
Ir labai patiko Hpa-An miestelis, tai jame labai daug urvų yra, visokių kroklių ir panašių dalykų. Tai tiesiog pasivažinėjau aplinkui, 2 ar 3 naktis net praleidau, nes tikrai patiko. Ir čia irgi šventiklėlė. Budistai, bent jau taip Mianmarė sakė, kad jie tiki, kad pastačius šventyklą visos tavo nuodėmės yra atperkamas ir visi stengia šventyklas pastatyti kuo sudėtingesnėse ir keistesnėse vietose. Tai čia yra viena iš pastatytų šventyklų ir ta uola, kaip jos ant viršaus pastatė tą šventyklą, čia yra klausimas, nes jinai tikrai gan senai pastatyta. Ir tada yra toksai Zvengabi, Zve vienuolynas, kuris yra tas žymiausias Hpa-An objektas. Ant jo būdavo anksčiau galima užlipti vakare, išmiegoti ir pasitikti saulėtekį. Ir nusileidau žemyn su prožektoriu. Tai visai gražu. Ir taip ramybė visiškai užpuola, nes vis gan aukštai ir užlipti 2 valandas maždaug reikia. Sako 2 valandas, bet ten man atrodo biškai greičiau nei per valandą užlipau. Ir, tai Hpa-An. Ir čia iš upės siurbia vandenį į kanalą ir šalia kanalo vaikai maudosi ir vėsinasi. Vienuoliukai maži, čia irgi buvo juokinga situacija, nes aš jas norėjau nufotografuoti, o tas demonstratyviai užsidengė, kad jo nefotografuočiau, o po to jų vadovė paprašė su manim nusifotografuoti. Ir tada su tokiu prancūzų Tedžiu susipažinom miestelį, nusprendėm, kad reikia tranzuoti į Čiangmajų, jau turėjau Tailando vizą pasidaręs, nes dabar nemokama jinai yra. Ir man visą laiką buvo tas įdomus, nes niekur nebuvau dar to patyręs, kaip keičiasi eismas iš vienos juostos į kitą. Tai čia buvo tiesiog už pasienę, taip pasikeičia. Tarsi buvo tiltas tiesiog ir iš dešinės pusės kelio tampa kairė. Ir viskas. Nieko įspūdingo. Tai va, čia su Tedžiu susitranzavom pikapą ir buvo visai šitas juokingas, nes visas atstumas, kurį mums reikėjo veikti tą dieną, buvo 430 km ir mes taip pesimistiškai žiūrėjom, ar mums tas pavyks ar nepavyks. Ir kažkaip mums labai gerai sekės, atsistojom, pastovėjom pusvalandį, gal labai sunkiai stojo, bet sustojo kažkoks taksistas. Sakom, mes važiuojam į pasienį, ten buvo Miavadi miestas. Sakom, važiuojam į pasienį. Sako, aš irgi važiuoju. Sako, bet mes pinigų neturim. Jis toks, gerai, tai pasėsim. Gerai, ir jis mus nuvežė iki to pasienį. Perėjom pasienį, ten valandą gal užtruko visi reikalai, kol mus išleido iš šalies. Įėjom į Tailandą ir tada pradėjom tranzuoti toliau. Tada sustojo vieną mašiną, mums pavežė 90 km ir tada paleido, mums ten nusipirkom vandens ir žiauriai draugiškai pardavėjai padarė ženklą, kad mums tailandietiškai parašyta, ten su šypsenėlėm, širdutėm, ten sako Čiangmajus. Ir tada mums sustojo toksai vaikinas per 10 minučių. Sako, mums ten buvo dar lyga 230 km, 250 gal. Sustojo, sako, aš važiuoju į Čiangmajų. Norit kartu? Mes tik, aišku, norim. Mes čia ten ir norim nuvažiuoti. Ir jis žiauriai gerai angliškai šnekėjo, tai mes ten prisijokėm, nes jisai dirbo įmonėj, kuri ligoninėm tiekia elektroninės lovas, tas judančias tokias. Ir jo bosas japonas ir jisai turėjo išmokti gerai angliškai šnekėti, jeigu norėjo dirbti tą darbą. Tai mes, jis gan greitai važiavo ir pasiekėm Čiangmajų jau vakare. O čia su šito pikapu buvo labai linksmas važiavimas, važiavom, man atrodo, 90 km su juo. Ir važiavo šeima ir jie važiavo į giminės vakarėlį. Ir buvom sustoję turgui ir jau kai mus paėmė, jau ta bagažinė tai buvo apkrauta, ten jaučiu žuvies buvo šaldytuve, nes jau smirdėjo žuvim. Ir po to, mes sėdim tai bagažinį ir tada sustojo turgui, mums ten nupirko džiovintos kiaulienos su ryžiais, pavalgėm, visai skanu buvo. Ir tada atnešė maišą kopūstų, maišą svogūnų, maišą ten moliūgų, maišą melionų ir mes jau taip sėdim ten, matai, susispaudė, vietos nėra, dar ten salotų, lapų, ten apkrojom mus tais daržovėm, bet taip kažkaip davažiavom, viskas okei. Ir atvažiavau atgal prie savo mėgstamiausio patiekalo Azijoje, mangos sticky rice, pasiekiau Čiangmajų
Per paskutinę savaitę, sakiau, 15 gal porcijų suvalgiau. Važinėjom tiesiog motoroleriais aplinkui, nežinau, stūmėm laiką, valgiau, miegojau, dirbau ir tiesiog žinau kelias dienas motorolerį ir va čia taip. Čia yra tie, tos, kurios išgelbėjo dramblius ir saugo ir čia be mušimų tos žmonės nešioja, bet irgi tai yra darbas. Čia nuliūdau, kai supratau, kad reiks persės prie mašinos nuo motorolerio arba dviračio. Ir čia buvo plus 38 ir nuo asfalto kepino belia kaip saulė. Gal ką masažą? Tiek vyram, užsieniečiam ir specialus masažas nuo simpatiškos merginos vyresnės negu 18 metų. Kokia kaina? Neklausiu. Šiaip per visą kelionę 3 kartus normalų masažą dariausi, 2 kartus buvo žiauriai lėvas, nes vieną kartą tiesiog tai truko vietoj valandos 20 minučių Kambodžai, kitą kartą darė vaikinas ir man atrodo jisai buvo homoseksualus, nes tokie buvo kartais keisti prisilietimai. Ir trečią kartą nuėjom su tokiu lietuviu, susipažinom, irgi mano hostelį buvo lietuvis, tai nuėjom pas buvusias kalinės. Ta prasme, čia viskas yra okei, nes ta prasme, tos buvusios kalinės yra įdarbinamas. Aišku, kiek ten jų yra, ten neaišku, gal čia yra tiesiog reklaminis triukas. Nes, užsieniečiai dažniausiai mėgsta tokius įdarbinimas žmonėm, narkomanam, buvusiam kaliniam, alkoholikam ir taip toliau. Žinau, kad juos integruoja atgal į gyvenimą. Bet kiek ten jų iš tikrųjų yra iš kalėjimo, tai aš nežinau. Ten gal 10% visų darbuotojų. Nuėjom, buvo visai neblogai. 5 eurai valanda tas normalus. Tai va, pardavinėjau sandalus, nieks nenupirko, teko išmest. Facebook'e pardavinėjau, nieks nenorėjo. Tai va, jeigu įdomu, galite sekti mane, galite sekti kelionraštį Facebook'e. Va taip atrodė ta Azijos kelionė. Dėkui už dėmesį. Klausimų ar dabar akcija, Pranai? Turit klausimų kas nors? Ar jau visi norit namo ir valgyti? Žiauriai šalta. 4000 eurų. Bet mano komforto zona yra gan žema. Man daug nereikia, aš galiu miegoti tarakonais, valgyti beleką ir tapase. Bet manau galima jau solidžiau, ne pačiuose pigiausiuose, miegant tik dviviečiuose kambariuose, be hostelių, valgant ne restoranuose, bet tokiuose paprastesnėse kavinėse. Manau galima per pusę metų 6-7 tūkstančius žmogų. Dviese keliauja, nes dviese keliauti vis tiek yra dažniausiai pigiau. Ir be tranzavimo, pavyzdžiui, ten tik tai transportų viešuoju naudojantis. Manau, jo įmanoma. Bet įmanoma ir žymiai pigiau. Tarsi tikrai yra tas Viktoras meksikietis, jisai sakė, dabar Korėjai buvo, per 3 savaitės išleido $200. O Korėja yra žymiai brangesnė už kitas Azijos šalis. Tai viskas, sakau, nuo žmogaus priklauso. Jeigu tas rusas sakė $5 dieną išleidžia, tai jo biudžetas maksimum $5 dieną išleidžia. Tai jo 200 dienų biudžetas būtų $1000. O visi tie oficialūs vizos ir taip toliau, kaip lengvai ir kaip... Viskas lengva, bet brangu. Tai, pavyzdžiui, mes už Tailando vizą 3 eurų susimokėjom pradžiai, dabar jinai yra nemokama. Kambodžos viza $30, Laoso viza 25, lietuviam, nes ex-Soviet Union. Vietnamo susimokėjom 5, kas buvo žiauriai daug, bet dabar palengvina. Ačiū, kad atėjot. Tai Vietnamo 55, Mianmaro $50 internetu užpildai atsiunčia į darbo dienas. Tarpsien, viskas tikrai Azijoje yra lengva. Indonezija be vizos, Singapūras be vizos, Brunėjus be vizos, Malaizija be vizos. Tiesiog gauni štampą. O kaip su kyšiais nepapasakai, nes girdėjau, kad Azijoje būna problemų. Kambodžoje vieną kyšį turėjau mokėti $3, nes Kambodžai nereikia teisių,
bet iš užsieniečių prašo. Ir tas, nu, jeigu tu vairuoji Motorolerį iki 125 kubinių, tau nereikia teisų, bet iš užsieniečių prašo. Ir ta prasme, sako, tu kiek tu man sumokėsi? Sakau, 2. Sako, nu duok 3. Nu gerai, 3. Bandau duot 2, sako, duok dar $1. Nu ir tas toksai, nu. Bet yra Vietname viena vieta, kur prašo daug. Ačiū Rimvydai, kad atėjai. Tai va, Vietname yra viena vieta, kur prašo daug pinigų, ten 30 eurų tiesiog. Bet ten jau korumpuoti, ten neaišku, ten tikra policija ar ne, ar ten yra tiesiog feikas, kuris, žinai, apsirengia aprangą ir taip prašo. Nes šiaip yra ten, man atrodo, ten yra policininkam Vietname bent jau pasakyta, kad tų turistų nestabdyt, nes ten jie žiauriai daug pinigų atneša į šalį. Nu, ta prasme, nes ten vien tas moto turizmas yra žiauriai išplitę. Taip. Ką reikia žinoti, kaip pasiruošti tokiai kelioniai? Nusipirk bilietus. Vis. Ne, Azija tikrai yra, Azija nėra ta Pietų Amerika, kur tave gali apvogti ar dar kažkas. Nu, tose pačiose turistiškiausiose vietose gal, bet aš, pavyzdžiui, Mianmare, nu aš visiškai. Aš atrodo, galėjau palikti kuprinę, va, čia ir ateit už 2 valandų ir aš ją rasiu. Nu, gatvėj, vidury. Tai, nu, biliet, taip. O jums reikia iškilo kažkokių sveikatos problemų, ką tada? Visas yra, geriausia apsidraust, aš neturėjau draudimo, bet geriausia yra apsidraust. Ir tada simple. Eini į privačią kliniką ir viskas. Nu, ten tikrai, Azija yra ideali šalis, ten yra ir nakvynės namai, ir viešas transportas išvystytas, ir daug tų turistų keliaujančių. Tikrai nėra Azijai ko bijoti. Kaip Europą praktiškai. Taip. Aš buvau Indijai 2014 metais, susirgau hepatitu A, prasirgau ir jo nebesusirgsiu gyvenime. Bet nuo B pasiskiepijau iš karto prasirgęs, kad nebereiktų, bet daugiau nieko neturėjau. Nu, ta prasme, siūlė ten vidurių šiltinę, bet ten komplikuota yra. Ta prasme, vidurių šiltinė yra 3 bakterijos, kurios tave gali užkrėsti, bet tik skiepą gauni nuo vienos bakterijos. Tai ten, nu, toksai, reikia ar nereikia, gal ne. Tai va, turėjau realiai 2 skiepus, A ir B. Ir su kokiais gyviais? Tuoj. Kelioniai 6 mėnesiai buvo. 6,5. Tai biudžetą tu iš karto atsidėjai, ar tu keliauji ir... Keliauju. Nu, aš tamsiai, mano visi darbai yra gan internete, tai aš išvažiavau gal 500 eurų grinų turėjau, o po to tiesiog sąskaitą. Ką tu dirbi? Freelancinu pagrindę su visokiais tarpininkavimo, prekių, produktų pardavinėjimus. Nu, viešbučių rezervacijos, pavyzdžiui, pabėgimo kambariai, baidarės ir panašus dalykai. Su gyviais. Sako, kad yra pavojingos gyvatės, bet nesusidūriau. Vorų didelių mačiau ir netgi kambarį porą kartų. Nu, rodžiau, vieną nuotrauką buvo, bet buvo ir dar didesnių kartais. Nu, jie nėra pavojingi, bet nejauku, o daugiau ne, kažkaip. Nieko? Ne. Tuose tikrai nebuvo kažko Niekas nebuvo įkandę panašiai. Ne. Nu, vienoje vietoje buvo, man atrodo, bitė sugėlė, nes taip žiauriai skaudėjo ir taip vieną dieną paskaudėjo, bet po to praėjo tokios specifinės kažkokią. Nes atrodo, kažkur ten ėjau, lobį ieškau ir kažkokį medį užklydžiau, palėtė ten šaka ir visą kūną taip nugėlė, bet taip buvo 10 minučių tas skausmas, po to jis taip nublėso ir po to išnyko iš viso. Taip. Birma pirma, taip šalis, o po Birmos? Turbūt Indonezija. Ir Indonezija, Singapūras, Tailandas turbūt. O taip va. Labai Kambodža nepaliko įspūdžio, Malaizija taip. Vietnamas irgi man, kitiems žmonėms žiauriai patinka Vietnamas, man taip. Na tai apie Vietnamą kaip jau yra, arba labai patinka, Jo. bet apie... Man kažkaip pasirodė Vietname, kad žmonės jie yra tokie labai, nu įsivaizduok, sugeda motoroleris, palikom pas meistrą, taisom, eina kažkokia moteris, per petį man ir žvengia. Nu, ir tas taip iš jėgos, va, taip, va, trenkia. Ir aš va, taip, va. Nu, žinai, būna, kai trenkia, nu, ir tu stovi ramiai, bet pats, va, taip, užsimeti. Ir tas eina, trenkia ir žvengia, nieko nesako, ir tu toks, nu. Tuose, nu, tu susiparinęs, kad tas motoroleris sugedęs, ten nesupranti, ką jie tau sako, ir dar jinai ateina ir to ten. Po to irgi atrodo, kad visur tave apgaudavo. Nu, ta prasme, ten reikėjo nusipirkti baterijų pakrovėją, nuėjau į turgų. Pradinė kaina buvo gal 805 000. Nusipirkau už 200. Nu, ta prasme, visiškas.
viešbučiuose reikia dėrėtis, turguose maistą reikia dėrėtis ir ateini į kavinę, nu, stovi tas stalas, pasižiūri, kas puodose yra. Ir tu, nu, dar žiūri, kas ten yra, o jinai ateina ir jau tave tempia. Va čia sės. Ta prasme, tu dar nori pažiūrėti, ką jinai ten turi, o jinai tave taip jau agresyviai pušina. Aišku, čia gal man tik tai tas pasirodė, nes tikrai buvo draugų, kuriuos sutikau ir jie sako, jo, Vietnamas žiūri fain. Indonezija labai patiko ir kiekviena sala yra skirtingai. Yra, nu, ta prasme, jinai ir jų daug yra. Ir to mėnesio, kurį gauni nemokamai, tikrai neužtenka. Tai va, taip kažkaip išsidėlioja turbūt. Dar kažkas? Tailandė 300 PM gal, o visur kitur iki PM. Laose 6. Nežinau, apie 500. Nedaug. Tai va. Ir tada kažkas sakė, klausė, kiek bilietai kainuoja, tai bilietai yra nemokami. Bet... Pranai, ką čia daryti? Gal reiktų pristatyti, kiek gailė, nes mes labai spontaniškai tai sugalvojom. Jo, čia šiandien tik tai sugalvojom. Tai yra 2 eurų žinutė, iš kurios 1,5 euro gaunasi suma. Tarsi čia yra visiškai, jeigu norite aukokite, jeigu ne, čia yra visiškai jūsų reikalas. Renginys yra nemokamas, jį organizuoja WeGo, aš irgi pasakoju nemokamai ir nieko iš to negaunu, tiesiog, kad įkvėpti žmonės, jeigu kažką įkvėpiu. Ir tiesiog vaikam, be tėvų, našlaičiam suorganizuoti nuotykį vasaros stovyklą. Jeigu norit, jeigu galvojat, kad verta, galite siųsti. Jo, dėkui už dėmesį. Ačiū tau. Jeigu dar kažkas bijot, galit prieiti, paklausti. Bijot garsiai klausti, tai sakau.